Sveiki. Dabar papasakosiu, kaip su socialinės tinklaveikos sistema LGG pasikeisti resursais su savo kolegomis, draugais, besimokančiaisiais. Prieš tai pasakojau, kaip rašyti dienoraštį. Tai irgi yra tam tikras resursas, tas dienoraščio įrašas, nes jūs ten pateikėte informaciją, pateikėte nuorodas ir taip toliau. Toliau taip pat galite keistis failais. Failą kelti labai paprasta, tiesiog pasirenkate failai, spaudžiate įkelti failą, pasirenkate failą, parašote pavadinimą, galite parašyti platesnį apibūdinimą, taip pat galite įrašyti raktinį žodį, pagal kurį tas failas bus lengvai randamas sistemoje. Ir nurodyti, ar tas failas turėtų būti prieinamas iš viso interneto, ar tik tais prisijungusiems šitiems vartotojams prie šios sistemos, ar tik jūsų draugams, su kuriais jūs esate sudarę draugystę, ar tai tiesiog jūsų privatus failas, kurio negalėtų nieks nei rasti, nei matyti, tiesiog jūs patys savo jį pasidėjote į sistemą saugiai. Tai va, aš noriu pasidalinti failų su draugais, pasirinkau draugai, spaudžiu kelti, ir mano draugai jau gali rasti šitą failą. Taip pat matote ikonėlė specialiai atsirado. Ir aš galiu, matau, su draugais dalinuosi failą, galiu tą failą redaguoti, ištrinti. Ir mano draugai gali pasakyti, kad tai yra geras failas, kuris yra vertas dėmesio. Taip galiu pasižiūrėti draugų įkeltus failus, jau nėra. Galiu pasižiūrėti visus įkeltus failus ir galiu pasižiūrėti savo įkeltus failus. Toliau galite keistis sistemoje nuorodomis. Tai pasirinkime mygtuką daugiau, nuorodą. Čia galite, pavyzdžiui, naršėte internete, suradote labai gerą nuorodą, kažkokį internetinį resursą, ar tai kažkokią informacinę sistemą, spaudžiate tada pridėti nuorodą, parašote kokį nors pavadinimą kaip geri kursai. Aišku, jūs prieš tai turėtumėte susirasti kokią tais informacinę sistemą. Sakykim, radau nuorodą. Manau, kad šita informacija ekrane yra vertinga. Norėčiau ją pasidalinti su savo draugais, sistemoje besimokančiaisiais. Taigi, kopijuoju URL adresą ir tą URL adresą įklijuoju į adreso lauką. Ir taip pat pasidalinu su prisijungusiais vartotojais. Spaudžiu išsaugoti. Štai dabar visi prie sistemos prisijungę asmenys gali rasti mano nuorodą. Aišku, čia reikėtų ją spausti redaguoti, reikėtų įkelti kažkokį tai apibūdinimą, kad tai yra kad ta nuoroda dar kažkokią tai turėtų informaciją kartu su ja. Tai išmokom šioje paskaitoje keistis failais, keistis nuorodų resursais. Dar galime pasižiūrėti, kaip kurti puslapius. Puslapius irgi kurti labai paprasta, pasirenkam puslapiai, pridėti puslapį. Ir čia tiesiog būtų kažkokia tai informacinė medžiaga, kurią gali redaguoti ir kiti vartotojai. Esu sukūręs puslapį, parašiau kaip naudotis, puslapio tekstą surašiau ir leidžiu skaityti visiems. Bet galiu pakeisti, kad tik tais prisijungusiam vartotojam. Taip pat galiu leisti rašyti savo draugam arba kitiem prisijungusiam vartotojam. Tuo yra ypatingi šitie puslapiai, kad juos gali redaguoti ne tik tais jų autorius, šiuo metu aš sukūręs šitą puslapį, tačiau gali redaguoti ir kiti vartotojai. Taigi jūs galite tam pačiam puslapyje nuolat kaupti kažkokią tai informaciją ir ją visi kartu tvarkyti.